Nu ką, labą rytą. Atlėkėm į garažą keisti ratų į žieminius. Jau viskas, vasara baigėsi. Ruduo irgi beveik, lapkričio 1. Tik tai atvažiuojant turiu problemą su priekinė lempa ksenoninė. Pradėjo man jį bliksėti ir užgeso iš viso. Ir nežinau, kame dar problema, ar lemputė, ar nu va, dabar paėmė, užsidegė, nu, ir pradės bliksėti. Na, aišku, šviečia, pakeičiau lemputę, turėjau tokią seną, kuri biškį rožinę spalvą šviečia jau, bet išvietė ir vis tiek užgesta. Ir nežinau, kodėl. Per laiką pavažiavus pradeda bliksėti ir užgesta. Dabar va šviečia, neužgesta. Reikia užvest mašiną. Pažiūrėti. Sakau, reiktų tada gal, nežinau, sukeisti vietom, pažiūrėti dar, ar bliksės ar ne, tada žinosiu, ar blokelis, ar lemputė. Nes dabar va šviečia, nesuprantu, kodėl paima ir užgesta. Tai va, šiandien reiks sardyti tas lempas, pabandyti sukeisti vietom ir pažiūrėti, ar užges ar ne. Nu, ar kita pradės pusė šviesti ne taip, kaip reikia. Jeigu kita pusė šviesti ne taip, kaip reikia, tada žinosim, kame problema. Ir ieškosim, kaip tvarkyti. Bet dabar va, šviečia tiek laiko. Neužgesta, nesuprantu. O atvažiavau tu nedegančią. Nu, bandysim įsiaiškinti. Einam, bandysim imti laukų lemputę ir lempas ir žiūrėti. Nu, va, bandom išsimti lempas. Nu, pirštinės pasiimu. Ir bandysim sukeisti. Sukeisti ir žiūrėti, kas darysis. Reikia eiti atsinešti atsuktuvą. Reikia pasimti atsuktuvą, nes ten ištraukus lempą, laidą atjungti yra reikaliuko. Vakar net nagą pasiplėšiau, norėjau su ranka atjungti. Ir čia yra toks užfiksavimas pakankamai tvirtas. Nu va, lempa atjungta, dabar atjungsim antrą ir bandysim sukeisti lemputės. Va, bandykim atjungti antrą. Tuoj pasistatom kamerą. Nežinau, ar čia kas nors matysis, ar nelabai. Gal kas nors matysis. Atjungsim abi dvi lempas ir sukeisim vietom lemputes. Nu va, mes įnešam lempas. Atvarėm su vaikiu kartu.
Nu ką dabar, bandom kažkur pasistatyti čia garaže kamerą ir bandysiu sukeisti. Matosi, gerai. Nes vakar buvau namo parsinešęs lempą, tai įdėjau kitą lemputę ir vis tiek man tas pats. Čia dabar ta, kuri čia dabar yra nauja, kur aš kažkada keičiau jau. Tai tada buvo lemputė problema. O dabar, kažin, kur bus problema, tai net nežinau. Va. Nu, pabandom sukeisti ir pažiūrėsim, kas darysis. Nes nežinau, ką keisti. Ar lemputę, ar ieškoti iš vis blokelio. Nu kas čia neįsistato? Nu lemputę taip įdėjau, nu ko tu neįsistatai? Kas tau yra? Kažkas čia negerai. Reikia pasižiūrėti. Kur mano lempa? Nu, panašu, kad tas pirštas palenktas. Ten toks. Pala, kaip šitoj pusėj jis stovi. Jo, jis turi tiesiai stovėti. Restai, ateik, man palaikysi biškį. Pašviesi. Pasimsiu telefoną. Biškį. Sustabdai? Ne. Ką? Ne. Taip, man pašviesi į lempą. Imk telefoną, va čia gali šviečia šviesa. Ateik, va čia man pašviesi į skylę. Kas čia? Lemputė. Kam pirma lemputė ar ratas? Nu, noriu pasižiūrėti. Šitas turi, va čia pašviesk, va gerai. Va.
Na, pažiūrėkim, įsidės ar ne. O, įsistatė iškart puikiai. Nu, gerai, viskas. Gali eiti toliau, veikti, ką nori. Nu, įsistatė puikiai. Ir dabar pažiūrėsim, kame čia problema. Sukeisim vietom. Jeigu bliksės ir kitoj pusėje, nes pasikeitė blokelis, tai vadinat lemputė out. O jeigu nebliksės, tada bus kažkam kitam. Tas laidas čia kažkoks susuktas. Ale vargas čia įdėt. Na, blemba, kabinasi visur. Kur tu čia užsikabinai? Kodėl toks durnas padarimas negali kaip paprastų lempučių būti paprastas įstatymas? Kažkokią nesąmonę padarė jie čia. Tai laidas papačia lenda, tai dar kas nors. Kažkokią pornografiją padarė. Kaip ir įsistatė. Nu va. Sudėsim lempas. Ir pažiūrėsim, kas darysis. Ką einam pasistatom kamerą. Va, vieną įdedam ir pratestuosim idėją. Net neužfiksuosiu, pračekinsim. Lemba tamsu kaip užpakalį, nelabai matau. Kas čia dar man skambinėja? Nu, ko nori? Nu va, grįžom, nu, bandom užvest mašiną ir žiūrėt, kas daros. Nu ir ką man čia rodo. Ir bliksi vis tiek ta pati. Ir nebedega. Tai panašu, kad ragas yra blokeliui. Va. Ir dabar pradėjo šitą šviesti.
rožinė biški spalva. Ne balta. Tai panašu, kad turim problemą su blokeliu. O kur blokelių nupirkti, nežinau, reikės darytis nuotraukas su kodu ir ieškoti blokelio gero. Va, šitą dabar lygiai gražiai šviečia. Tai va, turim problemą, ieškosim sprendimo. Dabar ką reikia sukeisti, jaučiu vietom vėl lemputes, nes ten gerai šviečiant ten. Tai ana lemputė gerai, kad neišmečiau, o problemų blokelį panašu. Tai va, dabar einu imt laukų ir susimatysim jau turbūt ratų keitime. Nu va, Embrytė, tai va dar pasiaiškinau biškį ir įsiaiškinau, kad tikrai bus blokelis, nes sukeičiau vietom ir vis tiek bliksėjo. Tai bus tas blokelis, kuris ant lemputės yra, nes kai tik tai sukeičiau vietom, pradėjo šitą pusę bliksėti tada, o ne ana. Tai turim problemą su blokeliu. Ir lemputės buvau sukeitęs ir paskui vietom apkeičiau ir vis tiek tas pats. Bliksėjo ta pusė, perdėjau šitą pusę, bliksėjo dešinė pusė. Vadinas, problema blokelyje. O ką dabar? Einam ratų keisti.
Va, hebrytė. Dabar galvoju patestuoti, ar man šitie skersiniai užsidės ant mano mašinos ar ne. Nes planuoju pirkti palapinę miegojimui ant stogo. Ir būtų gerai susižinoti, ar man šitie skersiniai tinka, ar reiktų pirkti kitus. Nes aš šitos dėjau, kai stogą bagažinę vežiausi, tai jos dėjau ant C5 savo pėžunto atstrano, kaip turėjau. Tai dabar įdomu, ar man jau užsidėtų ant šitų ragų. Jeigu jie užsidėtų, tada aš galėčiau normaliai užsidėti stogą bagažinę. Ant čia, tą stogą bagažinę, sakau, stogą palapinę. Ir galėtumėm tada kažkada lėkt. Pavasarį planuoju nusipirkti, nes dabar tas bachūras nebeturi tų palapinių, bet sakė, pavasarį vėl turės, tai pavasarį nupirksim palapinę ir lėksim turistaut. Ir tada turėtų būti irgi smagių visai video. Tai va, dabar bandom tada užsidėti šitos daiktus, ar jie prisitvirtins man normaliai. Nu, atsinešam vieną ir bandom uždėti. Kur čia raktas? Nu, bandom atsirakint kraštus. O. Kaip čia viskas veikia? Neatsimenu. Čia reikia sukt. Išplatinti. Jo, va, įsižiūrė. Gerai. Nu, jūs nematot, nes kamerą pasačiau ant mašinos jau. Bet išsukinėjau, išplatinu pritvirtinimus. Tokie jie biški kiniški tie laikikliai, bet gal užteks. Ir to kiniečio. Svarbu, kad užsidėtų gerai, tvirtai. Na, žiūrim. Kaip ir viskas turėtų būti ok. Žiūriu. Dar biškį išsukt. Va. Užsideda. Tada susiveržia. Čia ratų krūvą pasidaryti. Ką pasidariau? Ratų krūvą. Nu. Ir pasidėti tuo. Yra prasuktas sriegis, nesusiveržia. O gal ir ne? Ne, kad čia viskas palaido. O, kad čia viskas. Nieko gero nebus. Iš šitų. Nu.
Kas čia yra, aš nesuprantu. Tik kaip ir atrodo viskas sukasi, susisuka, bet niekas nesusisuka. Kas čia yra? Einam žiūrėti. Atrodo, kaip ir viskas turėtų čia būti gerai. Nesuprantu. Nu, dabar čia turėtų susiveržti pagal viską. Reikia eit pabandyti pavaršti tą pusę. Gal kai abidvi pusės įsiveržia. Tada tik. Šita va įsiveržia. Va. Aha, šita viskas gerai va. Įsiveržia laiko. O ko ana neįsiveržia? Ir vis tiek liko laisva. Nieko nesuprantu. Čia va viskas gerai šitoj pusėje. Paėmė ir įsiveržė. O ten niekas neįsiveržė. Nu ką, einam. Tada žiūrėt, koks yra skirtumas tarp šitų dviejų pusių, kas čia negerai. Nu bet kur, nu. Nu va, gal radom problemą, gal pataisėm. Buvo vienoje vietoje išsikabinę. Dabar gal bus gerai. Bandom sukt. Žiūrim. Ar užsitvirtins ar ne. Tas buvo, kur sukosi iššokę vienoje vietoje. Ar čia vis tiek iššoks? Iššoka vis tiek. Vienu žodžiu, palapiniai reikia naujų laikiklių. Nusimauk. Žodžiu, šitos galima mesti į šiukšlyną.
Jau vėl išsikabino lauko. Ant žodžių. Šitie žuvė. Nu va, pasičekinau laikiklius, bet iš tų laikiklių nieko gero. Visiškai. Tai ieškosim naujų. Nusipirkt. Reikėtų hulę turbūt imti, nes šitie žuvė. Vienas į dar gali ir užsiveržti, bet kitas tai žuvė. Tai va, ką hebrytė šiandien tiek. Vėl biškį su mašina padirbau ir padariau kažkokio kontento biškį, ką krapštausi per dieną. Va, ir ką, ačiū už žiūrėjimą, like, subscribe ir pasimatysim per sekantį video.